Edita Lei. Laiškas fėjai. Yra tokia nepaprasta vieta, kuri vadinasi Fėjų slėnis. Jį surasti labai sudėtinga ir niekas nežino, ar ten kada lankėsi nors vienas žmogus. Bet jei ten vis dėlto patektumėte, suprastumėte, kodėl slėnis toks ypatingas. Saulė jame šildo kaip tik tiek, kad nebūtų per šalta. Ir susirenka savo spindulius, jei darosi karšta. Žvaigždės naktimis skamba tarsi varpeliai, o mėnulis gali nušviesti kelią, jei tik jo paprašysit. Gėlės visada puikuojasi, kuri gražesnė, o vėjas nešioja naujienas. Nors slėnyje gyvena elfų, gnomų ir pilna kitų keistų padarėlių, vis dėlto fėjų čia daugiausia. Jos visos turi pareigų ir yra už ką nors atsakingos. Pavyzdžiui, medžių fėja rūpinasi medžių grožiu, gėlių prižiūri pievas, svajonių fėjai rūpi svajotojų reikalai, o pašto fėja rašo ir siunčia laiškus. Fėjos burti nesugeba, bet jos moka pasigaminti magiškų fėjų dulkių, kurias pasitelkus galima daryti stebuklus. Šių mažų tai šen tai ten skraidančių būtybių slėnyje be galo daug. Nors žmonių ir fėjų pasauliai skirtingi, tačiau mus kažkas jungia. Pasirodo, fėjos neturi nei mamų, nei tėčių, nes atsiranda iš žmonių meilės. Kai mūsų pasaulyje gimsta mažas kūdikėlis ir nusišypso pirmą kartą, fėjų slėnyje gimsta nauja fėja. Iš pradžių būna neaišku, kokia ji bus ir kokių galių įgaus, tačiau fėjos auklės mažylės įdėmiai stebi. Joms paaugus ima aiškėti sugebėjimai ir fėjos pasirenka sau skirtą gyvenimą. Dažniausiai jos būna panašios į tą žmogų, iš kurio šypsenos ir gimė. Tad galima tik nuspėti, jog yra padykusių ir rūpestingų, linksmuolių ir rimtuolių, smalsuolių ir talentingų fėjų, visai kaip ir žmonių pasaulyje. Čia gyventi tikrai neliūdna ir tuo galite įsitikinti perskaitę vieną labai nepaprastą istoriją apie fėją ir mažą mergaitę, kurios pakeitė fėjų ir žmonių pasaulius. Vieną rytą slėnyje išaušo rodos įprasta diena. Nykštukai nuo ankstyvo ryto barbeno savo plaktukais kažką meistraudami, fėjos skraidė viena pro kitą, trumpam sustodamos pasisveikinti. O tolumoje girdėjosi rytinė elfų daina. Nešina didelę šūsnimi įvairiausių laiškų į savo namelį grįžo pašto fėja Letė. Ji lėtai plėšė vokus ir atidžiai apžiūrinėjo, kas jų viduje, kai staiga į jos rankas pateko laiškas iš žmonių pasaulio.